Gal skambės, kad labai iš toli, atrodo, pasakoju, bet prasidėjo viskas, kai paauglystėj buvau nusprendus stoti į mediciną. Ir mane nuo to atkalbėjo. Atkalbėjo labai artimi žmonės, sakydami, kad neišeis, nepavyks, ten labai reikia daug studijuoti, daug mokytis, kad daug reikia energijos skirta. Ir tada aš buvau pasimetus. Kokius 2 metus nežinojau, kur aš noriu stoti visai. Tai esu kilęs iš Pabradės, tai mažas miestelis nuo Vilniaus 50 km. Gan toks, galima sakyti, dabar jau įvardinu jo savo, kad jis gan pavojingas yra. Nes, kaip liaudės tarė, tai yra daug morozų. Už kiekvieną žodį reikėjo atsakyti. Tai arba atsakai ir viskas ok, negauni, arba neatsakai ir gauni į nosį ir į dantis. Ir taip, esu ne vieną kartą taip suspardintas. Tiesiog kažkas tai ten prie alkoholio, begeriant, nebemastant, tai turbūt gal ir aš irgi ten konfliktą tai keldavau, nes tai ir buvo toks drąsuolis, kur visai drąsiai galėdavau kažką leptelti ir, kaip sako, panislais ir gaudavos, kad ir masinės muštynės. 16 metų man buvo, tai ir norėjusi to. Tikrai labai norėjusi gal to draivo, kažkokių muštynių įrodyti visiems, kad aš tai turiu jėgų, pažiūrėkit, kodėl aš negaliu. Kad visai, man rodos, gatvėse tai būna toks autoritetas jėga parodydamas, tikrai ne protu. Ir tada, galbūt kokioje 11 klasėje, kai prasidėjo labai daug renginių organizavimo mokyklai. Vieniem šimtadienį organizuoja, paskui patys mes dalyvavom tam šimtadienį, patys savo organizavome šventas. Tai, pajutau, kad aš noriu, mėgstu daryti tos organizavimus, organizacinį darbą, tos renginius organizuoti. Jo, nes aš nebuvau geras mokinys, dažniausiai kiekvieną pamoką ateidavo mokytojų kambarį, įdėdavo mano pavardė, dar gal kelių klasiokų, nes ten tikrai aš chaosą keldavau, tokį chaosą, su keiksmais gal kartais paleisdavau mokytoją. Kažkaip tai nebuvo tos pagarbos ir kažkaip tai buvo nusispjauti visus tos mokslus, suaugusius žmonės, jokio autoriteto man nebuvo tada. Man labai gerai, kaip pasakė mokytoja man, kad tavo gyvenimas baigsis alkoholizmo, narkotikais arba kalėjimas. 2 keliai. Geriausia atveju. Gal pasikeisti. Nežinau, ar tiesiog nori mane išgazdinti, bet aš priėmiau tai kaip iššūkį įrodyti, kad ne, aš esu visai kitas. Nes aš gyvenau tarp tų, sakom, morozų ir mačiau visą gyvenimą, ko aš nenoriu būti tikrai. Nenoriu vaikščioti visą gyvenimą su treningais ir per pigiausią aldą ir sakyti, va, mano valstybė gal ta, kad mano gyvenimas nenusisekė. Ir atradau, kad yra kultūros vadybos studijos Kaune. Nuo 11 klasės nusprendžiau stoti ją. Ir ruošiausi tam 12 klasiai, egzaminus laikiausi. Tuo pačiu visą laiką domėjausi psichologiją. Ir kai daviau stojimus po 12 klasės, kur noriu stoti, tai pirmo vietoje buvo kultūros vadyba, visose kitose vietose buvo psichologijos. 12 klasė atėjo prie to ir reikėjo svarsko, ko noriu studijuoti, ką veik gyvenimą. Mano galvoje atsirado jau 11, kad aš noriu psichologiją studijuoti. Na ir aš tam jau ruošiausi, skaičiau knygas, jau nemažai, jau tai į mokslus neriau visai pilna galva, kad negalėčiau įstoti laisvai. Tai taip įstojau psichologiją neakivaizdžiai, nes po paskutinio egzo iš karto jau dirbti geležinkelį konduktoriu. Man pasisekė tuo metu, aš įstojau kultūros vadybą. Ir buvo labai keista man. Tai aš 3 dieną supratau, jausmas kilo toks, kad aš nenoriu čia būti. Žmonės aplinkui, kurie buvo mano kursiokai, jie buvo tikrai, paprasti, šilti, draugiški žmonės. Tačiau pati ta studijų programa man neteikė malonumo, kažkokį džiaugsmą. Aš nemačiau prasmės, kad aš ją pabaigus tikrai galėčiau dirbti ir aš norėsiu renginius organizuoti. Tikrai kilo labai didelė abejonė. Visą laiką stengiuosi daryti taip, kaip noriu, pagal tai, kuo tikiu. Ir šitoje vietoje aš nedarau taip, kaip noriu. Man kažkas labai jutau spaudimą iš šeimos. Tas tikrai buvo. Ir labiausiai buvo dėl to, kad čia yra nemokama vieta. Buvo vienas vakaras, kada aš vis tą mintį mamai transliavau, kad žiūrėk, man tikrai blogai, aš tikrai nenoriu čia būti. Iš esmės, tarp eilučių norėjau pasakyti, kad padėk man kažkaip išbūti su tuo. Turbūt jinai manė, kad jin padės man, jeigu jinai sakys, žiūrėk, tu lik šitoj srityje, tu lik. Ir jausmas, kad mes nesusišnekėdom, aš jaučiau, kad aš nebeturiu kam kalbėti, kam pasakyti, kaip aš jaučiuosi, ir tada paskambinau jaunimo liniją. Kalbėjom su apie 40 metų amžiaus moterį, tokio jaukaus balso, ramiai kalbančią.
Atsimenu tik tai tokius kelis epizodus iš pokalbio, kad, kurie labiausiai domėjosi, tai o ko tu iš tikrųjų pati nori? O jeigu tu pasieksi tai, ko nori, kaip tu tada jausies? Tokie klausimai man išlikę. Ir aš jaučiau, kad šitas žmogus supranta mane. Kaip man lengvėjo pokalbėje. Ir tada aš nusprendžiau pabaigti tuos metus, susirasti darbą ir grąžinti pinigus už tas studijas. Ir atsimenu, pasakiau mamai, tai mama, aš jau nebesikišu, sako, tai, kad tu darai. Jau čia tu darai taip, bet sako, ką pasidarysi, taip ir turėsi. Kadangi buvau gera studentė, neturėjau jokių skolų, tai man ir nereikėjo grąžinti pinigų už tas studijas. Ir bandžiau stoti į psichologiją. Įstojau į nemokamą vietą. Studijos aš žinau, kad yra vaikų linija, kuo ten reikia eiti praktikos, nes psichologas, aš noriu būti psichologu, tai tikrai man reikės praktikos. Ir draugas vienas sako kurso, kad va yra jaunimo linija, čia tas pats, kas vaikų linija, ką pirmą kartą girdžiu. Na, tas nuėjo į informacinės tokios dienos vyksta dažniausiai jaunimo linijai, supažindina, ką mes veikiam, apie ką tai visą. Ir nuėjom kartu su draugu ten, bežvengdami, atrankas praėjom kažkaip tai. Gerai, galima bandyti, man praktikos reikia, man įdomu, čia smalsu, jokinga, ką nors paveiksiu įdomesnio gyvenimo, ne tik, kad būtų darbas, namai ir mokslai. Kursus atėjau, kai dar buvau kultūros vadybai. Buvo įdomu, buvo iš pradžių atranka, kas man iš jos įsiminė, kad paklausė visų, į ką kreiptumėtės pagalbos iš šitos grupės. Ir viena mergina sako, į mane, tai man kažkaip toks pastiprinimas, kad, gal čia kažkaip atrodo galinti padėti žmonėm, gal čia man tikrai tą psichologiją ir čia jaunimo linijai būti. Turim tokią temą, kursų metu problemos įvardinimas. Tai aš atsimenu, ten buvo labai labai sunku man, kur reikėdavo tikrai įvardinti, kad žmogus galvoja, pavyzdžiui, apie savižudybę, nori nusižudyti, galbūt turi seksualinių problemų. Man tas buvo labai sunku, aš atsimenu, man toks kaip patys sunkiausi užsiėmimą tų kursų metu. Tai man visai atrodė jokinga visas tas dalykas, galvoju, kas čia per nesąmonė, nepadės žmogui, tiesiog jis pakalbės ir kas iš to. Galvoju, kvailas dalykas čia, bet man praktika, CV, galvoju, vis dėlto vis tiek į priekį žiūrėjau, galvoju, bent ateičiai. Mokytojai labai šilti, empatiški, saugią erdvę pradėjo kurt, galvoju, kas čia vyksta. Kažkur dabar mano aplinkos nuėjai žmonėm, kur susipažįsti, reikėdavo pradžioj pasitikrinti ir susibičiuliauti, labiau rimčiau, ten ilgesnis tarpas praeito, kad galima būtų atviresniam būti, parodyti savo tikrą veidą. Nes aš jau tokios krizės, po krizės arba krizės metu, nes prieš kai kurį laiką žuvo mano draugas autoavarijoj labai geras, vienas iš geriausių. Tai aš tokia matėjau dar šokę visam, dar nesuprasdamas, kas su manim vyksta, ir galvoju, čia aš galiu padėti, nesuprantu, kad yra skausmas toks, ko dar galėsiu jaunimo linijai padėti kitiems žmonėms, nes aš suprantu, kad tai reiškia netek. Iš pradžių aš maniau, kad yra negerai, kad skambinau jaunimo liniją. Atrodo, kad buvau silpna, man čia... Gal tada aš negaliu ir būti savanorė, jeigu man pačiai reikia jaunimo linijos pagalbos. Bet kuo toliau buvau savanorė jaunimo linijai, tuo aš supratau, kaip žmonės labai atvirai priima tą. Šaunu, kad tu kreipiesi pagalbos, mes patys skatinam kitus kreiptis pagalbos. Ir kažkaip vienu momentu vyko vidury kurso gal toks lūžės, gal labiau, nežinau, arba gal aš jau išgyvenau tą netektį pačią ir kažkaip tai supratau, kad vis dėlto pakalbėti apie netektį, atvirai papasakot, kas tai yra sunkaus, apie sunkų savo gyvenimo etapą, supratau, kad padeda žmonėm. Ir buvo toks lūžės vidury kurso, yra tai pas mus tariami savižudybių savaitgalį. Tai yra, kad ateina savaitgalis, vienas iš vidury kurso, mes kai liečiame temą, pradedame mokytis apie savižudybę. Kas tai yra, kodėl žmonės nori nusižudyti, kaip kalbėti su žmogum, kuris galvoja apie savižudybę, tokius jau rimtesnės, sunkesnės temas liečiam. Labai reikėjo per save pajaust. O tai gerai, tai aš paklausiu ir kalbėsiu apie sunkumus, o tai ką man tai duoda, kad aš turiu patikėti kiekvienu to žodžiu, gal per save perleis, suprast. Ir tuo momentu kažkaip tai perėjo per mane visą tą netektys, kažkaip tai pradėjau suprasti, kad žmonėm padeda tai. Ir tuo momentu kažkaip tai taip ir supratau, kad aš tai tikrai čia noriu būti, nes pasirodo tikrai žmonėm padeda. Ir kažkaip tai po to kursų, po to savaitgalio atėjęs jau pirmadienį, nes buvo pirmadieniais kursai, iš karto kažkaip aš pradėjau tiksliau
iš karto rimčiau žiūrėti, stengtis, įsijausti žmogų, kalbėti su juo, tada išklausyti, bandyti suprasti, jam nepatirinėti, o tiesiog pabūti su juo, taip šalia, galima sakyti, prie ragelio. Tai va, savanorių mokytoja esu, šiuo metu prie ragelio nebebūdžiu. Beveik 700 valandų išbūdėjau. Nepilnai, paprastai 350 valandų, jeigu esi prieš kursus, tai turėtum išbūdėti, o paskui jau kiek nori. Yra netoli 1000 išbūdėjusių. Gal metus laiko būdėjau prie ragelio, po metų laiko sumaščiau, kad noriu būti mokytoju, čia fainai. Ten kažką tai veikiau, mokyt, aš mėgstu aiškinti, papasakot, kažkaip tai taip įsivaizdavau mokytojo darbą. Man labai patinka vesti kursus, kur aš jaučiu tokį visiškai spontaniškumą, kurį galiu reikšti, tokį neapibrėžtumą, kuris man patinka. Aš jaučiu, kad aš žinau medžiagą, su kuria aš galiu visai laviruoti. Tokia. Sakyčiau, man labiausiai tas spontaniškumas patinka kursų metu. Ir tai, kad aš galiu perteikti žinias, kurias turiu, tuo pačiu neprimetant jų, žiūrėk, taip turi būti. Ne, man patinka būti tokiu palydovu, kuris palydi naują besiruošiantį savanorį, į tą savanorystės kelią. Nes aš turėjau labai gerus palydovus, kurie mane palydėjo ir aš noriu būti irgi tokia pat gera palydovė, kaip ir man buvo kiti. Lyginant dabar pagalvosiu, tai tikrai jaučiasi tas skirtumas. Nes į kursą atini vis tiek mokinys, tau jokios atsakomybės nėra. Nes kai mokytojas turi atsakomybę, tu esi veidas jaunimo linijos, taip tariant, prieš kursus daug ko gal negali daryti. O jau kai esi dalyvis, tai ten viską gali ten darinėti, jau nusišnekėti, nebijo, ten paimti patirinėtas ribas tiek savo, tiek mokytojų, ten biški gal pažiūrėti, kiek jie yra stiprus, ar tikrai jie ten viską žino ir viską moka. Jeigu tai palyginus, tai gal nesakyčiau, kad du skirtingi žmonės, bet tam tikrų dalykų tikrai yra, kad gal išmokau geriau dėstyti mintis, vienas iš dalykų man tai labai svarbu. Lyginant, tam visas nuostos gal ir pasikeitė, kad gėjai man yra tokie patys žmonės kaip ir heteroseksualai, kad žmonės, kurie nori nusižudyti, jie nėra silpni, jie tiesiog vienas sprendimo būdo, kad kai jaust vyras gali verkti, tas irgi tokie gal esminės nuostos, kai pasikeitė. Kad aš džiaugiuosi, kad mano gyvenime buvo sunku, kad aš ieškojau pagalbos, kad ta pagalba mane paaugino, aš daug supratau apie save, ko aš tikrai noriu. Ir labiausiai džiaugiuosi, kad atėjau jaunimo liniją, tikrai. Nes noriu sakyti, kad ir žinių gavau labai daug stiprių artimų ryšių su žmonėm, kuriuos ir dabar palaikau ir bendrauju su jais. Kartais aš, kai kalbu apie jaunimo liniją, aš kartais jau pati pajaučiu, kad kalbu kaip apie žmogų, kuris man daug davė gyvenime. Kažkokią labai labai reikšmingą žmogų. Ir tai yra organizacija. Buvo čia man lūžis tas gyvenime prieš pusmetį gal, kur aš galvoju, vis dėlto gal metu aš tai jaunimo liniją, nes labai daug energijos įdedi, kai esi mokytas, vedi kursus, tai gaunasi paskaičiavus kartais gal pusę etato, nes vis dėlto pasiruoš kursam reikia, pačiam ves kursus, tada jau vėliau prašyti tam tikrus dalykus, skirti laiko labai nemažai, tai gaunasi kartais per mėnesį gal ir pusę etato, nes jeigu nueiti susirinkimą, dar kažką tai paveikti, tai labai daug jėgų užima. O kai dar dirbau geležinkeliu, dar noras dar labiau buvo padidėjęs, dėl to, kad dirbi naktim, dirbi dienom, ryte vakare ir nėra laiko poilsio. Turi merginą, kurią irgi reikia rodyti dėmesį ir norisi būti, tai yra draugai, kurio biškit, jeigu daug dveiki atitolsti. Tai labai daug buvo tokio, gal jaunimo linija nėra, kurio yra tas dalykas, kurio galiu atsisakyti. Kažkaip ta juoda diena, jo debesys praėjo, radau savę norą, supratau, kad man tai labai žiūri patinka. Kaip aš dabar jaučiuosi jaunimo linijai? Geras klausimas. Jaukiai. Toks jaučiuosi savo vietoje esantis. Tirpstantis ledas, rudeniu kvepiantis vanduo, kylantys paukščiai, krenta į žemę kaip akmuo. Viskas iš naujo.